Sveiki, esame svečiuose pas Gintarę, labas Gintarė, jie yra butikų Meet Cute ir dažavų įkūrėja, savininkė. Labas, kaip jūs sakės, kaip gyvenimas, kaip verslas? Neblogai. Neblogai, ne? Supratau, tai kadangi esu išjungta iškart prie reikalo. Kokia yra tavo specialybė? Ką tu esi baigus? Baigiu aš tarptautinį verslą su marketingu. Londone, ne? Jo. Ar teko dirbti pagal specialybę, išbandyti tą duoną? Jeigu kompanijos jau, ten buvo tarptautinis verslas, ir studijos buvo daugiau iš tikrųjų ruošimas dirbti didelėje kompanijoje, būti tos reikėlių. Na, bet tu pasirinkai nebūti. Bet aš pasirinkau nebūti. Bet tiesiog gal taip susidėlioja, aš neturiu nieko prieš tai. Bet kažkaip išėjo gyvenime, kad taip ir neteko man dirbti. Ne. Tai didelė kompanija. Tai kai buvai, sakykime, kai mes važiavome 16-18 metų mokyklą, ar tuo metu norėjai kažkokią tai savo verslo, kažką savo, ar tu įsivaizdavai save kažkokiu kitur, galbūt tuos veiktelius? Kažkaip labai įdomiai, nes aš prisimenu, kai man buvo dar 16 ar 15, tai aš iš vis nežinau, ko noriu, bet gal normalu, tai aš tiesiog tą pasvajodavau, bet čia šokiu mokyklą, toks buvo, o paskui kažkaip 17 metų supratau, kad verslas mane domina kažkaip tai ir nusprendžiau stoti Londone, nes labai norėjau pajausti tą metropolio gyvenimą visą ir įstojau. Ir iš karto pradėjai būdama universitete, ar jau baigus su tom žiniom ir sakai, kad Ir baigus aš pradėjau verslą, kur dar tai buvo įdomu, kad aš kai studijavau Londone, tai aš dar paraleliai prie savo studijų mokiausi tą asmeninį coachingą. Čia papildoma, ne? Buvo universitetas? Jo, ir aš paraleliai dar tą mokiausi, kas man buvo labai įdomu, ten labai daug psichologijos, labai daug tikslo ir žinių ir tą darbo metodiką visą. Tai aš kažkaip pradžiai galvojau su tuo daryti. Ir aš prisimenu, kad prieš paskutiniam kurse aš jau pradėjau labai panikuoti, tikrai panikuoti, ką aš darysiu baigus. Ir aš manau, kad labai daug žmonių turi šitą klausimą studentų, ką aš darysiu baigus, kur aš dėsiuos, kur aš dirbsiu, kur mano vieta, man buvo tokia panika. Ir prisimenu, su mama kalbėjau, kad tai kažkas sakau, aš vis nežinau, paleis, atsipalaiduok, pamatysi, tikslas tave prie savęs priklauso. Ir iš tikrųjų kažkaip tie žodžiai taip kažkaip paveikia, tikrai taip stipriai. Kaip bus, tai bus. Bet ta strategija, ne, kaip bus, tai bus. Tu paminėjai, kad lyg 17 metų buvai, kai tave pradėjo domintis verslas, ne? Ar buvo studijų metais, ar nuo to momento, kai pagalvojai, kad aš noriu būti verslininkė, ne? Ar buvo kažkoks tai planas, ar tu tikslingai nesakytos, kursai papildomai, ar visi tėvo tolimesni žingsniai buvo link to tikslo, ar tu tiesiog vėlgi... Taip labai įdomiai buvo, nes aš iš tikrųjų, kadangi tą coachingą mokiausi asmeninį, tai aš grįžus pradėjau su tuo dirbti. Ir man labai patiko, labai man patiko. Ir man dabar labai patinka ta visa filosofija ir visa psichologija. Bet aš tiesiog pamačiau, kad aš nieko nedirbsiu iš to labai ilgai. Ir kažkaip tai, nežinau, ir nebuvau gal labai dėl to irgi įsitempus, bet tiesiog vieną dieną ėmė ir kilo idėja, kad reikia padaryti dalyką, kodėl, ir kaip tai buvo. Tiesiog aš mačiau, kad aš iš to pinigų neuždirbsiu ir man reikia daryti dar kažką paraleliai. Buvo va taip va. Ne tai, kad tas dalykas, jau čia verslas bus pagrindinis. Bet taip išėjo, kad verslas pagrindinė. Tai dabar, sakykime, pirmas buvo tavo tas coachingo idėja, kuris kaip ir kaip hobis, ir po to atsirado, tarkim, butikai, ne? Tai dabar šiandien, ne, kuris artimiau širdies yra
vienodai? Man labai patinka mano darbas, iš tikrųjų, labai. Ir aš labai jaučiuosi laiminga ir manau, kad man labai pasisekė, kad atradau, kas man patinka ir atradau save. Bet coachingas mane taip padomina, man patinka bendrauti su žmonėm, man patinka dirbti su žmonėm ir aš vis kažkaip, aš neužinu tos idėjas ir aš vis galvoju, kad aš norėčiau paraleliai kažką kaip hobį jau, gal labiau kažką atiduoti visuomenei, gal taip. Aš turiu tokių minčių. Ne, esi sėkmingai kažką vieną visai šalia galėjai. Ar buvo, gal taip, ar manai, kad, sakykime, nuo tada, kai užsimeskė kažkokios tai, noras būti verslininkas, kažkas savo, ar manai, kad univeras, arba, tiksliau, kas tu manai tau labiausiai padėjo, nes coachingas, kas, ar tu manai, kad padarai teisingus pasirinkimus, ar tai manai, tada ten univeras labai gerai parašė ir būtent, kad Londone, Lietuvos, tai mane kažkoks, gal to coachingo seminarai, tada daro daug žmonių, vis tiek, kaip sakai, buvo, ką darysiu, baimės ir šiaip, realiai, verslą, maždaug išeis, neišeis, pasiseks, nepasiseks. Tai kas tavo manymų, kokie, jo, o jeigu ne? Aš prisimenu tą frazę. O kas jeigu aš atidarau parduotuvę ir niekas neis? Aš tai prisimenu labai. Kaip tu manai, kas padėjo nugalėti? Nes šiandien, aš manau, prieš pradedant didžiausias, kas jeigu nepasiseks. Ar turi kažkokią tai, atskai, filosofinę posakį, nežinau, citatą, bet ką, kas tave vis vedė, nes atsimušė kažkur ir vis vedė į priekį. Ar tai tiesiog parašė tiek mokslo, visokie kursai? Su mokslais tai taip buvo, iš tikrųjų, universitete mokino, kad reikia pasiruošti verslo planą ir turėti strategiją ir labai tvarkingai. Aš nedariau jokio verslo plano, žinau, absoliučiai, aš turėjau viziją, tiesiog mintyse aš turėjau labai aiškią viziją, kaip atrodys parduotuvė, kaip iki detalių, iš namų, iki spalvų, iki interjero. Aš visada, visas mano idėjas jos susikuria pradžiai iš to tokio vizualinis paveikslas viso mano galvoje. Ir aš net muziką girdėjau, kuris skambės taip parduotuvė. Tiesiog visiškai toks vizualinis. Ir tada jau tolimesni žingsniai buvo ėjimas link to vizualumo, įgyvendinimo. Aš net galiu gal pasakyti taip, tos vizijos įgyvendinimo, o ne to koncentravimasi, kiek kas kainuos, kokias bus sąnaudos, ta prasme, kiek reiks žmonių. Aš kaip pagalvoju dabar, kaip aš pradėjau, aišku, man labai pasisekė iš tikrųjų, nes turėjau nemažai žmonių aplinkui, kurie patirties turi tame aš ir studijas įvairių tam pasiskaičiuok ten, tai tą be abejo aš turėjau ir galvoju, bet tikrai nebuvo prieš tą, kur buvo, tikrai nemanau patys paskutiniai dalykai, kuriuos aš galvoju. Čia galbūt nuobodus, ne? Gal jie ir, man nėra jie nuobodus iš tikrųjų, bet tiesiog buvo polėkis padaryti tą viziją, o paskui jau kaip bus, tada jau ten ir dėliosi vienu žodžiu, toks. Tas finansiškai. Dėl studijų, tarkim, kas buvo, ką jos gal man davė ir ko man trūko. Be abejo, kaip minėjau, tai buvo labai didelė koncentracija ir tas mokslas visas ties labai dideliom kompanijom. Ir jos, ta struktūra, kaip jos veikia, jos nieko neturi bendro su to mažu verslu iš tikrųjų. Ir tarkim, aš tikrai būčiau dabar, kai aš jau žinau, ką aš darau gyvenimą, aš norėčiau baigti entrepreneurship studijas, kur būtų mažas kompanija. Man būtų naudingiau, bet vis tiek, ką man tai padėjo, tai davė tą bendrą visą suvokimą ir labai atvėrė akiratį studijos Londone, tai kad tu nebegalvoji lokaliai ir tu nebegalvoji, kad tavo šalis yra Lietuva ir tu turi tą koncentraciją. Visas tavo žvilgsnis į viską aplinkui yra labai platus ir pasaulietiškas. Tai tavo šalis visas pasaulis yra. Ir kai reikia daryti verslą, ar ieškoti kažkokių idėjų, ar važiuoti su kažkokiais partneriais, susitikti kažko ieškoti, tiesiog tu turi platesnį mąstymą. Tu žinai, kad tu gali nuvažiuoti ten tu geriau jautiesi, tu žinai, kad kažkas ten daro tą, jeigu tu nežinai, kokias informacija, toks platesnis spektras. Bet dabar aš manau, kad jaunimas iš tikrųjų labai daug to turi, ypatingai, kas yra baigę
tarkim, važinėjo su Erasmusais, aš manau, lygiai tą patį patiria. Bet jeigu aš, tarkim, nebūčiau baigus tų studijų, aš nežinau, ar aš būčiau turėjus tiek drąsos ir tiek to galvojimo, gerai, nuvažiuosiu pas tą tiekėją ten į Angliją, nuvažiuosiu pas tą tiekėją į Vokietiją, tiesiog taip paprastai, kad tai yra visiškai normalu. Taip? Tai yra tokios drąsos, iš esmės. Drąsos ir tiesiog, ir drąsos ir žinių, kaip viskas vyksta. Kad yra vienos kompanijos, taip ir taip, tas prieigų supratimas, kaip jie dirba viena kompanija, taip, mokėjimas prieiti prie jų tie dalykai. Be abejo, tas marketingas mokėjimas. Tai jeigu dabar, sakykime, kaip pasakyti, turėjai ten verslo planą, detaliai ir panašiai, tu pradėjai nuo savo vizijos. Tai iš esmės galima teigti, kad tie, kas norėtų kažką savo, nebūtina tų teorinių žinių. Tiesiog tu įsivaizduoji, kad tu nori, turi tikslą, detaliai, tau visada patinka, ir kaip ir tau anksčiau ir vėliau, jeigu dėsi daug pastangų, ateisi link to. Taip, galbūt ten užkliusi, bus akmenukai, bet antras kartais jau bus kitoks. Aš įsivaizduoju, tavo antras kartais padaryti kažką vėl. Bet jau bet aš dabar lygčių dariau, pirmą buvo dežavu, tai su dežavu buvo, toks tiesiog, viskas darėsi, pasidarė tikrai, labai sakau, viskas iš vizijos išėjo į labai tokį, viskas gerai suveikė, tiesiog pasisekė, nežinau, bet labai daug širdies įdėta. O su Mikiu, tarkim, darant, tai be abejo pradėjo visada vizija, ne viskas. Bet paskui be abejo jau tokie racionalesni pasiskaičiavimai, toks iš patirties jau taip atėjo, nes vis tiek vėl kitokia verslo specifika, vėl visai kitaip, visiškai nauja. Man tai tikrai, tai ką jau padarau su Mikiu. Ir vėlgi tas toks, jau žinių turėjau, tai gerai, kad tas bagažas tiek buvo. Jo, bent jau tą praktinę prasme. Bet ir taip. Kiek aš tų klaidų darau. Bet teisingai, tas, kas yra svarbiausia, ką aš kaip tai girdžiu, yra, nei vienas verslininkas nebuvo taip, kad sugalvoja, kitą dieną verslas ir jis jau generuoja buvo klaidų, daug darbo ir panašiai. Tai vėlgi, kaip verslininkės, kokia tavo yra dienotvarkė, nes, sakykime, aš įsivaizduoju, kad negali būti nuo 8 iki 5 ir žmonės, kurie, tarkim, galbūt galvoja apie verslą, bet aš noriu būti verslininku, bet nenoriu pirkti ilgiau negu iki 5 valandos. Arba savaitgalį yra visiškai neliečiami, aš noriu taip. Ar tai yra įmanoma ir kokia tavo, tarkim, vidutinė dienotvarkė? Aš tai pasakysiu, tai įmanoma taip yra, kad pradžiai, kol įsibėgėja verslas, reikia įdėti labai daug darbo. Bet kai tu darai savo ir tu darai, turi tą poreikį. Ne taip, kad dabar uždirbsiu čia milijoną, parduosiu čia tą. Nežinau, gal ir taip. Bet jeigu tu turi viziją, tu to gyveni, tai tas darbas, tu jo tiesiog gyveni, tu naktį sapnuoji. Gal kas vizijas, kad gal skaičius, aš nežinau. Bet visą laiką tu to gyveni ir tas darbas nėra pats darbas. Ir pradžiai tikrai nuo ryto iki vakaro labai daug reikia dirbti kartais. Bet tai nesijaučia kaip darbas, tai tas labai laimingas, nes tu galiausiai darai tai, ką tu nori. Bet paskui, tarkim, jeigu verslas įsivažiuoja, tai truputį su juda į priekį ir tu matai, tada tikrai taip, gali savo pasakyti, pamėgosi. Čia matomai didžiausias pliusas. Čia man didžiausias pliusas, aš labai pamėgosi. Arba, gerai, šiandien dirbsiu 4 valandas. Šį savaitgalį nedirbsiu. Bet reikia turėti omeny tai, kad kai yra verslas ir jeigu, tarkim, kažkas ten yra kažkoks trikdis, kažkas nesuveikia, ar kažkas ne taip, tai ar tai yra atostogos, ar tai yra ne atostogos, tai tikrai tu to nepaleidi, tai tau rūpi, ar ten jau sėdi, tarkim, gali sėdėti kažkur Ispanijose mėgautis ir matai, kad pardavimai labai kritę šią savaitę ir taip, Reikia grįžti. Reikia kaip ir suki galvą, kiek įdomu, kodėl. Gal čia mėnesio galas, gal. Ir ant kiek tai sugebi žmogus atsipalaiduoti ir ant kiek tai stresuoja. Dar žodžiu, jeigu patinka, arba taip tariant, jeigu nori kažką, tai visų pirma turi patikti, priklausomai nuo žmogaus, bet kaip ir sakai, jeigu patinka, to gyveni, ir būt pasiruošęs praktiškai, bet kada
grįžti prie darbų, nes yra atostogos. Tai bent jau pradžioj, kol įsivaigė, gal vėliau pasidyti žmonės dirba šalia. Sakyk, per tą visą laiką nuo to momento, kai vat, jau tu pradėjai, ne, apie galvoti jau realiai, kad darysiu, jau darau, kokias teko savybės išsiimti ir ar teko iš viso? Oi, su tom savybėm, tai aš iki šiol su savimi labai kovoju, aš atvirai pasakysiu, nes kadangi man tikrai neteko dirbti kažkam, niekada, kaip aš esu dirbus pardavėja, bet šiaip ilgesnį laiką. Ir aš neįgijau tų disciplinos įgūdžių, aš manau, ir tokio ir nuoseklumo, ir disciplinos tokios, kuria aš manau taip padeda gyvenime. Ir aš taip žaviuosi tais žmonėm, kurie tai turi iš tikrųjų sugeba išlaikyti tą discipliną. Už tai kartais aš galvoju, kad yra gerai padirbti kažkokiai didesniai kompanijai, nes tu vis tiek jie tave truputį sugeba aplaužyti. Tai su mano savybėm atsakomybė be abejo, aš manau, įsivystė gal emocinė prasme, sakyčiau, toks sugebėjimas atsijungti, atsipalaiduoti kartais, kaip neįsitemti labai. Steigtis, aš padarau viską, ką galiu. Ar neina toks vienas, tai padarysiu, bus geresnis vienas. Gal tokia savybė ir bendravimo su kolektyvu, manau, nes aš gan temperamentingas žmogus. Tai kolektyvą kažkaip tikrai sugebėjau išvystyti, gal sakykime, tą tokį emocinį balansą tiesiog palaikyti. Gražius santykius ir jeigu jau matau, kad kažkas negerai ir ten piktis paima, tai neišdėti tiesiog to. Bet tai gal jos, bet to kažkaip niekada tokių ir nebūdavo. Man visą taip susilaikydavo darbo prasme kažkur. Gal tokios savybės, bet kas liečia discipliną, tai aš tikrai labai imponuosiu ir labai bandau save statyti rėmus, bet aš randu tam chaotiškumui vis tiek yra savo tvarka ir aš randu. Jeigu man kūrybinis momentas yra naktį, aš kūriu naktį. Bet jeigu man darbingiausias momentas yra ryte anksti, tai tada jau problema. Tai reikia pasidėlioti, kokia darbai laukia. Kiek laiko tu jau nuo darbų pradėti, kiek šių metų gaunasi jau? Geras klausimas, aš manau, nežinau. Tai per tą visą 6 metus, ar buvo vienas galbūt ar keli momentai, kai tu atsikeldavai ryte ar ateidavai, sakydavai, nebegaliu, nenoriu, sunku, nežinau, eisiu dirbti didžiulę įmonę, būsiu sraigteliu, ar buvo toks momentas, į tai, kas tuo metu, kaip tu save toliau, kaip sakant, nugalėdavai tą dalyką, stengdavai sieną ir ką, ar kažkoks, žinai, žmonės mėgsta vadovautis ir citatomis, žymių žmonių pasakymais, kaip jie, tarkim, žiūri į gyvenimo problemas, kaip pas tave buvo ir ką tu tuo metu darai. Pas mane tai tikrai buvo ir būna, ir tai yra visiškai žmogiška ir kartais viešpatie suvokia. Bet aš tuo metu, kai man tai būna, aš neįmėjau. Nebent į darbą. Duodu, pastresuoju, tai atsimuoju. Bet paskui kažkaip aš visada sugalvoju naują idėją. Projektą. Nes man dažniausiai taip atsitinka, kad aš sukuriu projektą, aš jį užsuku ir jis pabiškai eina. Ir jeigu jis gerai eina, puiku. Jeigu jis neina ir straglina, tai man reikia kartais save pastumti, kad aš toliau tą nuoseklumą išlaikyčiau. Tai tuo atžvilgiu, tai, kaip pasakyti, kartais būna tokia. Nes aš sakau, esu viziją orientuotas labai žmogus ir matau nuoseklumo, kartais tikrai reikia save paspausti. Ne? Tai man kiekvieną kartą, kai aš jau tiesiog kažkaip viskas įgyvendinta, viskas ramu, kurį laiką viskas gerai ir paskui aš
jau man pradeda toks. Ir aš prisigalvoju kažkokiu tai vėl projektus. Ir aš vėl kažką įgyvendinu. Tada vėl viskas įma, man viskas gerai, bet tada paskui jau vėl. Vis tiek tas pats per tą patį būna, nori, nenori, tu gali patį kūrybiškiausią darbą, bet pas mane tikrai labai kūrybiškumo daug, bet kartais net toks kurti nenori. Tai būna ir išsisėmimų, būna, kad iš vis nieko sukurti negali, visai būna, tada geriausia tokios pagauti, man atrodo. Nu, jo, teisingai. Tai iš esmės arba išvažiuoti kažkur ir idėjų pasigauti. Man viskas idėja. Tai jūs rodo teisingai tave naujas iššūkis, Jo. kažkoks tave vėl pakilė ir vėl. Jeigu tai kažkas blogai, reikia kažką naujo daryti ir vėl atsiranda tas veiklos. Man gal ne tada, kai blogai yra sunkiausia, o tada, kai viskas gerai. Tai man tai viskas eina, viskas yra gerai, aš jau galiu tikrai leisti savo mažiau dirbti ir vietoj to, kad eičiau į jogą, dar kad aš jau hobį. Man jau pradėti vidui, reikia kažką vėl daryti ir vėl. Bet yra labai daug projektų, iš kuriuos aš darau, nepasisekus. O ką tu matau, bet tarkim, kaip ir, manau, dauguma, iš pirmo karto užeina, tai versa, ne? Tu darai idėjai tos meilės visko, ne, vienėlės naktis. Ir nepavyko. Kas, vat, kokia mintis? Dažniausiai, kaip ten sakė, Edisonas 8000 kartų, ne, feilino, kol lemputė tą išrado. Tai, vat, kadangi iš pirmo karto nepasisekė, kaip tu, toliau kitus ką tu savo sakai tuo metu, viskas tavo, vat, krachas, realiai, ne, to projektą. Ar tiesiog naujas iššūkis ir toliau važiuoja? Tikrai taip nėra, aš tikrai ne ir aš esu toks žmogus, kur būtent įdeda labai daug širdies, labai daug, aš tokia optimistė esu, tai aš jau kaip kuriu tą projektą, jau man viskas tobulai atrodo, taip, ir paskui realybė. Ir aišku, nusivili. Ir dabar aš jau save mokinu patruputį, gali ir tai būti, realistiškumą auginti. Bet būna labai gili duobė, būna po to, jeigu darai tą projektą ir visiškas feilas, pamatai, labai krenta energijos lygis iki minus turbūt ir jisai laikosi, ir ne dieną, ir ne savaitę, būna kelis mėnesius laikosi, bet tikrai būna jauties ir lūzeris jauties, ir visiškas, kodėl vieniems sekas, kodėl aš nesugebėjau, kodėl man taip nepasisekė, ne tai, kad nepasisekė, aš ne taip padariau ir gerai, ir iš vis nebedarysiu. Tai visai kaip minčių. Bet kaip tu po to mėnesio ar tų dienų, ką tu savo, viskas, tebūnie, reikia nuo kas tada? Po truputį aš kažkaip pradedu, aišku, labai yra svarbu artimi žmonės, kurie palaiko. Bet aš pastebėjau, kad kai paleidi truputį kažkaip tai, duodi laiko ir gali pabūti savo tą mizerį. Niekas neprašo žmogui visada būti, nežinau, sparnų ir tos sėkmės viršūnį visą laiką. Aš manau, yra labai normalu ir sufeilinti, ir suklysti, bet svarbiausia, kad kaip reikia ir leisti savo ir savęs pagailėti, ir leisti tą projektą apraudoti, laidoti jį, bet paskui vis tiek kažkaip tai pradedi tuo toliau pasilikas laiko tam, aš manau, ir tiesiog pradedi žiūrėti tą projektą, pradedi matyti savo klaidas, iš tų klaidų pasimokai ir tada arba judesi toliau, arba kitą projektą sugalvoji, jau kaip aš manau, kaip tu pasirinki ir kaip galimybės. Manau, kad jas toliau irgi yra labai gerai, jau tada su kažkokiam žiniom toliau bandyti. Man su tęstimu kartu žiniom. Kiekvienas ant savo, sakykime, pusių, kur reikia padirbėti, išsiugdyti ir taip toliau. Jeigu nukeliautum, kai tau buvo 16-17 praeitį, tai patarimą duotum. Sau? Taip, augai. Išmok gitarą groti. Nes gitaras pavyko. Ir gal gitarą metėjai, ne? Keletą kartų. Tai matai, kad, o kodėl būtent gitarą? Man muzika labai patinka, čia tiesiog mano, aš nebeįdomu muzika gyventi, ne, bet jeigu darbo prasme,
nebūtinai darbą, galbūt, žinai, žmonės kartais padaro ir po to sako, ai, gal per daug iš tikrųjų dirbu, jeigu būčiau dabar nukeliaučiau, sakyčiau, žinai ką, mėgaukis labiau ir mažiau, ne, tarkim toks. Bet žinant tavo nuo 17 iki dabartinio laiko visą tą etapą, kiek praeitą gerų ir blogų dalykų, ar tu kartotum, ne, kodėl, ir taip toliau, arba, sakytum, okei, daryk ir mažiau nereikia, bet daryk tą patį. Viską pakartotum. Su visais savo misijomis pakartočiau. Aš pagalvoju, kad su visom savo nesėkmėm ir savo feilais, kuriuos čia tikrai prisikėliau. Kartais pakartočiau. Gal geriau gitarą, žinai, gal Ispanija, gal nors paplūdimyje ir tai būtų gerai, ir tai gerai būtų. Manau, ir tai gerai būtų. Ne, bet tikrai viskas tas kelias, kuriuo jau buvo tikrai vertas. Prisimokim, kad kažkas, kai žiūri, nori pradėti savo, ne, demonė, tai žmogus, kuris galbūt dirba dabar ir jam nusibodo būtų tos reiktelių, ne, galbūt šiaip nedirba ir pabaigimas, ką daryti. Ką tu galėtum pasakyti, nežinau, bendra, kelis patarimus, ką tu dėmesį, žinai, nesvarbu spjauti, kad tai yra vizija ir pirmin, kol nepramaštų sienų, kas iš to, ką nusiteikti turėtų to žmogus. Aš manau, kad žmogus turi apgalvoti tiesiog, ko jis nori gyvenime, ne, tai tarkim, vienas nori dirbti, kitas, bet taip pat turi realistiškiau pasižiūrėti, aš tikrai nesu karalienė realybės. Tiesiog susitaikyti su tą mintim, kad pradžiai gal mažiau turėti, mažiau turėti, bet gal nebus stabilumo. Nebus to stabilumo, prie ko pradžiai žmogus yra, ar kurio gal nori, kas yra jam svarbu, ar jisai gerai, gali priimti tą situaciją gerai, vieną mėnesį 300 litų turėsiu sėdėti ir kažką sugalvosiu, kitą mėnesį gal bus daugiau. Aš manau, jeigu finansinė prasme, tiesiog reikia pagalvoti, nes šiaip žmogui nereikia. Ir tikrai galima paprasčiau gal pradėjus važiuoti. Tai svarbu, manau, realistiškai apgalvoti ir suprasti, kad pradžiai gali viskas greitai, kad reiks laiko, kol viskas važiuos, kol dirbsi, iš to galėsi pragyventi ir kad gali tekti ir džiūrėsiu pagriausiu truputį, nes aš manau, tikrai ne vienas verslininkas buvo ypatingai sėkmingi verslininkai. Ne vienas gali pasakyti, kaip jie pradžioj pradėjo, kiek jie turėjo valgyti ir kiek jie neturėjo valgyti ir kaip visą tai vystės. Tai tiesiog reikia galvoti tą dalyką ir kažkaip tai aš manau, kad be abejo šitam ypatingai, jeigu dirbi įmonėje ir turi smūgų darbą ir pastovų atlyginimą, aš manau, reikia labai daug drąsos paimti ir kažką įgyvendinti savo ir padaryti savo. Bet aš manau, kad jeigu tikrai širdį jauti, kad tu nebenori, kad atsibodo, tai kam dar gauti? Man atrodo, gyveni vieną kartą. Tai susikurk savo tą iššūkį ir būti pasirengęs ant priimti. Galų gale reikės surasti tą kitą darbą, jeigu taip nepasiseks. Bet manau, reikia imti drąsiai, nes aš manau, gyvenimas praras stabilumą ir gali tapti va toks, tikrai. Bet tame ir yra grožis, tame ir yra gyvenimas. Jeigu gyvenimas labai vienas pastavelį, tai dėl to ir negrožis, kas jam daro. Taip, yra tokia. Taip, bent žmogui tikrai reikia. Tie kalneliai ir kalbotas, aš manau, kad gerai gyvenimas. Ką Gintarė, dėkui labai, kad skyrė laiko, linkiu sėkmės tau ir tavo klausytojams. Mes liksim kitą kartą.